Ar tavo kompiuteryje dar vis ketčiupo ar garstyčių spalvos laidai? 2005 metai tau skambina ir sako, atiduok laidus, nes šitas košmaras jau senai visiems atsibodo. Viskas buvo gerai, kol nereikėjo žiūrėti į kompiuterio vidų, šonas buvo uždengtas, nieko nesimatė. Dabar kompiuteriai atrodo visai kitaip, visiems norisi grožio, RGB švieselės, svarbiausia dizainas. Ką šiandien padarysim, pakeisim šitam kompiuteriukui laidus ir pažiūrėsim, kaip jisai atrodo po lengvų pokyčių. Čia turim cable set. Šitas cable setas yra tikrai pigus upgrade'as tavo kompiuteriui, jeigu nori atsinaujinti savo išvaizdą. Ir visi dažniausiai galvoja, o ar tiks man tas cable setas mano kompiuteriui? Taip. Praktiškai visą laiką tiks, jeigu neturi vaizdo plaušės, tarkim, Cam 8, Cam 9, kur eina ATX 5 formato jungtys. Bet jeigu turi ir tą vaizdo plaušę, tau reikės įtais vieno papildomo laido. Šiuo atveju, kadangi neturim RTX Cam 9 ar Pam 9 ir neturėsim niekada labai brangius, turim juokauti. Rusija yra pilna pridėta. Ir dabar parodysim po pakeitimo, kaip atrodo kompiuteriukas su cable modu. Taip atrodo tikras upgrade'as, stilingas, lankstus, daug nekainuojantis. Taigi, jeigu ir tu nori į savo kompiuterį įsidėti cable modą, nedvėjok, nueik į RPC LT tinklalapį, rašai cable set ir užsisakai pas mus. Gražiai atrodo.